nors mūsų mažai, bet tie, kas susirinkę, matau, kad esat savo tėvynės Lietuvos patriotai. Ir norit, kad šita žemė, Lietuvos žemė, išnyktų jum, jūsų vaikam, jūsų anūkam. Norint tai padaryti, iš tikrųjų, mes neturim būti paprasta pilka masė. Mes turim tapti tauta. Tauta, kuri atsako ne tik tais už dabartį, bet ir už ateitį. Mes kaip tauta turim gerbti savo protėvius, kurie šimtmečius liejo kraują už tai, kad tauta turėtų savo žemės. Ir kai mūsų tauta ir jos vadovai buvo didingi ir stiprus, tai Lietuva buvo ne tokia, kokia dabar yra, 65 000 kvadratinių kilometrų, o buvo nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Ir paskui dėl nevykusių politikierių veiksmų Lietuva prijungus prie Lenkijos, įvykus Liublino unijai, Lietuva menko ir nyko. Bet 18 metais mūsų seneliai, mūsų proseniai būtent ginklu iškovojo Lietuvos laisvę. Paskui valdžia taip pat prisnūdo, pradėjo mėgautis įvairiausiais turtais ir 39 metais Lietuva nepasipriešino. Latvija ir Estija taip pat nepasipriešino, kaip pasipriešino Suomijai komunistiniai agresijai. Ir Suomija išliko laisvi ir nepriklausomi, o mes 50 metų kentėm jungą. 88 metais Lietuvos laisvės lyga, jaunoji Lietuva pradėjo Lietuvos atgimimą, prie kurio paskui, aišku, prisijungė ir sąjūdis, tada tiesa vadinosi Persininkų sąjūdžių. Tauta tikėjo, kad įvyks radikalios reformos, esminiai pasikeitimai, bus desovietizacija, komunistai bus nustumti nuo valdžios. Pasiliko faktiškai tie patys, pakeitė pavadinimą. Komunistai pasivadino Demokratinė darbo partija, socialdemokratais dabar. Ir besikeisdami socialdemokratai, liberalai ir konservatoriai atvedė mus į naują sąjungą, Europos sąjungą, kuri neturi jokių dvasinių vertybių, išskyrus vieną materializmą. Ir mes visai nesenai matėm, kokios vyko eitynės Vilniui. Tai vat, būtent šitos organizacijos, tos trys, liberalai, socialdemokratai ir konservatoriai, ir atvedė prie to, kad buvo pakeista Lietuvos konstitucija ir žemę faktiškai jau ir dabar galima pardavinėti. Todėl mes turim ne tik tais rinktis į referendumą, ne tik tais reikalauti, kad kiekvienas pasirašytų ir kad referendumą mes nugalėtume. Mes turim kovoti už tai, kad Lietuvos valdžioje daugiau niekada nebūtų nei vieno išdaviko, kuris norėtų arba galvotų apie tai, kad Lietuvos žemę galima parduoti svetimiesiems. Ir aplamai, Lietuvos valdžia turi būti tik tais tokie, kurie savo tautos interesus statys į pirmą vietą. Lietuvų tauta turi turėti savo žemę, nes be žemės nebus valstybės. Jūs puikiai prisimenat, kaip yra dabar Jungtinėse Amerikos valstijose Rusijoje. Yra tautų, kurios turi savo vėliavą, turi savo herbą, net ir savo parsidavišką valdžią, bet neturi savo valstybės. Ar mes lietuviai, kurie šimtmečius turėjom valstybę, taip pat norim palikti be valstybės? Todėl kovokime, kad mūsų tauta būtų tautiška, lietuviška, pilietiška ir kad gyventų savo valstybė, kad mes būtum savo valstybės šeimininkais. Ačiū.